O, atrodo gerai, gerai. Deividą mes padarysim, kad matytųsi. O. Imk, jeigu nori Deivi porą žodžių, aš paskui tavęs paklausiu keletą klausimų. Sveiki visi! Ką jums papasako čianai? Įsisėmėm, nėra tai rinktiniai taip gerai. Treneriai vara, naudoja psichologinį smurtą, Vyka, pabandyk mane iš čia ištraukti. Šalta, šiandien jau turbūt sakė, ką kalbino, turbūt man šalčiausia diena ir šiaip turiu bėdų su pirštais. Tai šiandien 2 turus atgaudyti tikrai rankytėm bus reikalų. Nors atrodo saulutė šviečia, bet temperatūra tas vėjukas savo duoda tikrai per pirštus. Jau dabar pabrinkę. Ką, gal turit kokį klausimą imtimų? Dabar aš klausimų nelabai matysi, Deivi, bet aš turiu keletą iš komentarų klausimų tavo. Tai pirmas klausimas yra, kelintas tai tavo pasaulio čempionatas ir koks buvo pats sudėtingiausias ir kodėl? Aš palaikysiu. Mano 7. čempionatas iš eilės ir realiai pats sudėtingiausias turbūt buvo Bulgarija. Dėl oro sąlygų, dėl sniego. Pirmą kartą matėm, kad per paskutinę treniruotę penktadienį išmetė metro sniego, gaudėm apkasuose. Net paeit buvo sunku. Kas blogos fizinės formos sportininkai, tai iki zonos ėjo per 3 kartus pailsėdami. Tai žodžiu, jeigu fiziškai, turbūt pats sunkiausias buvo Bulgarija. Jeigu emociškai, turbūt Estija, nes Estijai labai daug įdėjom darbo, labai daug, mes mėnesį laiko treniravomės ir taip ir patys nesupratom to vandens telkinio. Iki dabar, jeigu reiktų pasakyti, turbūt daugumai rinktinė narių, mes neperpratom, nes tas telkinys buvo neperprantamas. Tai va ten buvo toks, kad pasiklydė. Mes Estijoje, va dabar galima atskleisti kortas, mes tada išlindom, kaip sakau, iš individualaus meistriškumo. Bet penktadienį paskutinę treniruotę, kada jau turėjo būti viskas atrinkta, keitėm jauką ir ėjom penktadienį su 2 jaukais dar užsitikrinimui. Tai čia buvo tokia išimtis iš taisyklės, o lengviausias čempionatas buvo, nežinau, Lietuvoje. Aš Lietuvoje žinau, kad mes laimėsim tą čempionatą, nes buvo tokie surinkti vyrukai techniški, kad pasauliui nebuvo šansų. Tai mums trūko realiai 1 dienos, nes čempionatas vyko 1 dieną, nes po to nuplovė ledą, bijojom, kad sekmadienį jau neliks. Tai būtų dar 1 diena, manau, visi lietuviai būtų ant podiumo, nes tikrai antiek buvom atšlifavę techniką, 3 metus įdėję darbo ir visiems parodėm, kaip namuose reikia daryti čempionatą, kad reikia turėti kažkokią fiškę, jeigu tu nori laimėti. Dabar žiūrėsim amerikiečiai, ar turi čia kažkokie fiškė ar ne, kaip ir išas galų, kad kažkokius plemukus turi tarp žolių, bet vėlgi čia yra visiška nesąmonė, nes bandėm pasitikrinti šitą teoriją, tikrai neveikia. Tai kol kas, sakau, dirbam tą linkme ir manau, kad aplamai jie nieko neturi. Buvo čia tokių darytojų čempionatų, kad organizavo namuose čempionatą ir žodžiu, neturėjo kaip pestukai tie patys, kas čia dar, mongolai vėlgi, namuose taip likt 6 ar ten kelintiem, tai tikrai tragedija. Dar duokit klausimuką. Taip, kitas klausimas, Deividai. Kitas klausimas būtų, kokius patarimus duotum jauniems žvejams, norintiems tapti profesionalais? Pusiau profesionalais, mes iš to negyvenom. Hebra, noro tik reikia, kaip sakau, reikia noro ir reikia atvažiuoti dalyvauti. Ką mes padarėm paskutinius metus, visiems tiem taip, Lietuvoje lygis yra nesveikas. Jeigu mes tokiai mažoj šaly, kur beveik nebeturim ledo, realiai turim apie 15, grubiai sakant, pasaulinio lygio sportininkų ir jei nori tokį tapti, atvažiuokit pradžiai, jeigu bijot į mėgėjų čempionatą, nes sekmadieniais, kada vyksta Lietuvos čempionatas per 2 dienas, sekmadienį yra mėgėjų zona. Tai atitverėm visiems žmonėm, kurie bijo, kurie neranda komandos, dar kad atvažiuokit ant kranto, pabendraukit ir viskas bus gerai. Aš galiu duoti jums vieną labai gerą pavyzdį. Pas mus į klubą atėjo sportininkas Gintas Balsevičius
atėjo būdamas 45 metų, gintukas mūsų, su avižom va tokio dydžio, bandėm su bulgarke kablį nupjauti, labai sunkiai gavos, ten 3 pasikeisdami. Ir realiai 45 metų chebra atėjo žmogus į sportą ir 53 tapo asmeninį įskaitai pasaulio čempionų. Tai reikia turėti supračio, reikia turėti noro ir viskas yra įmanoma. Ir tikrai čia nėra taip, kad jūs jau ten 30 metų ar 40 ar 50 eikit į šitą sportą. Tikrai visi bendraujantis, dabar anksčiau būdavo bėda, kai mes pradėjom sportuoti su įrankiu, sunku būdavo gauti sportinio avižų, neturėjom dar ką chebra, dabar tokie laikai, visko yra. Įrankį galima dasivesti, realiai Lietuvoje nuėjus į parduotuvę, ar pakalbinus kažkurį sportininkų gali dasivesti įrankį iki tokio pat, kaip mes gaudom, tų pačių avižų, sargų ir valų, visko šiai dienai mes turim, reikia tik tai noro. Norit bėgti, reikia bėgti, norit plaukti, reikia plaukti, norit žuvauti, reikia žuvauti. Ir su ta kiekvieną dieną žuklėjai, tu pamatai, kas būna, kai oras keičias, pamatai, kas būna, kai nekimba, kodėl nekimba ir vat analizuoti tuos dalykus, vėlgi su jaukais, vėlgi informacijos tiek užsienio YouTube, tiek lietuvių, yra tokie kaip Modestas žuvauja mano kanale, Arūno Koskos kanale, jūs galite rasti tikrai daug informacijos, daug patarimų, daug visko ir sakau, tik noro, duok Dieve mum ledo Lietuvoje ir kai bus Lietuvos čempionatas, bijot, atvažiuokit pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Esat drąsus, turit noro, atvažiuokit į mėgėjų grupę. Galvojat, kad esat kietas, ateikit su profesionalais į zoną. Ir viskas, kaip sakant, viskas per darbą. Tikrai čia nėra taip, kad ateisi pirmą dieną, namuose gerai gaudai savo ežere, ateisi ir čia laimėsi tų taurių. Ne, reikia dėti darbo, reikia treniruotis. Reikia padirbti su jauku, bet sakau, čia ne raketų mokslas, reikia tik pagauti žuvį. Taip. Kitas klausimas. Kaip ruošiesi tokioms varžyboms? Ar turi specialių ritualų? Ritualas... Ne, kažkaip specialių ritualų tikrai neturiu. Kažko tokio. Aš toksai visada hihihaha, bet prieš čempionatą aš išeinu tokį biškį į rimtį. O kažko tokio tai ne. Turiu talismanų, su kurie visada su manim rožiniai kroksai. Visus 7 čempionatus buvo mano talismanas, aš be jų į jokias varžybas nevažiuoju. Ką žinau, kitas talismanas Arūnas Koska, kur 7 metus vienoj lovai miegam vienam kambarį, tai niekad nelaužom tos tradicijos, visada kambariokai, visada būnam kartu, esam porą čempionatų vienoj lovai pramiegoję. Mėnesį laiko dar po vieną kaldrą Bulgarijoje, Lietuvoje, man atrodo, kai buvom. Tai aš atsimenu, kai grįžau namo pirmas dienas, Vika sako, kas tau yra, ko neapkabini, sakau, nepyk, dar nepripratė. Su Arūnu ir Rom susirinkęs. Tai va, rožiniai kroksai ir Koska mano talismanai. Taip, tada dar vienas yra klausimas Deividui. Dar vienas klausimas. Ar anksčiau esi žvejojęs panašiomis sąlygomis kaip šiemet čempionate? Ne, tikrai nepamenu tokių sąlygų. Ir visiems labai įdomu, kaip sakau, kad žuvis ne mūsų. Realiai, kai mes turim tą koją, karšį, ešerį, mes į Lietuvoje gaudom Europoje ir mes pripratę prie to žuvis, mes žinom pravedimus, mes žinom, kaip jauką pateikti, kaip masalą paduotą į žuvį būtent. Čia atvažiavus chebra mes nieko nežinom, kad ir, kaip sakau, čia susirinkę visi protai, visi geriausi realiai. Čia paimti žmonės ne šiaip savo paturistauti, o kiekvienas atneša savo dalelę, kiekvienas yra čia reikalingas ir mes turėdami, kaip sakant, protus viską sudėję, po biškį bandom narpalioti su ta žuvim, nes jos įpročiai yra, tikrai netokie, ne mūsų lietuviški, ne europietiški žuvies. Tai nuo to tik įdomiau, tikrai nuo to įdomiau, nes būna čempionatas ten, gaudom karšį, žinom ir dirbi su to karšiu, gaudai koją, dirbi su koja, ešerį, o čia elgsena žuvies, totaliai ne mūsiškė, kaip sakant. Tai paskutinis klausimas Deividui. Kaip vertini savo fizinę formą prieš šį čempionatą? Ar esi pasiruošęs? Labai gerai, aš pasiruošęs fiziškai. Aš ir pasportuoju karts nuo karto, nueinu į kardijo ir dar šiemet turėjau savo kelionę, beveik mėnesį laiko už poliarinio rato su kuprinė ant pečių. Tai po tos kelionės aš manau, kad fiziškai per joks čempionatas manęs nebenustebins.
Tai va, ačiū jums bičiuliai, nežinokit vėl, kaip sakiau, nesugaudysiu. Dabar Nerijus kalbino, kiek matau, visi gaudo, aš čia šūdą malu. Ir vėl treneriai duos žuvų, rieks, bars ir visai psichologiškai engs. Tai ačiū už dėmesį. Tikiuosi Lietuvoje ir jūs turėsit to ledo, sulauksit, ką matėm irgi, biški sekam Lietuvoje orus. Mes netikimės, kad grįžę irgi užlipsim, o jeigu ta žiema įsisiautės, tai žiūrėkit, gal ir tą čempionatas organizuosim. Tai va, chebrytė, palaikykit mus, linkėjimai šeimom, juodaodė merginom, kurios mus čia labai palaiko ir laukit toliau žinių ir laukit laivų. Taip, dėkui, Deivi. Eisim toliau mes pas Modestą dar. Pažiūrėkim, kaip Deividas ištrauk žuvytę. Dabar va vėl, dabar vėl, matėt, turim skaičiuoti žuvį, o to žuvies aš kai su jums išnekėjau, neskaičiavau. Dabar bus pasiklydę ir spėkit, kas bus, gausiu atsispaudimų per jūs, realiai. Tai, nu, kur ta žuvytė, kur žuvytė? Jau norėčiau senai jakėte keis. O, vieno, blynas, geras blynas, žiūrėkit. O. Mikrofoną čia. Viskas, išeinam iš Deivido, nebetrukdykim jam.